visuomenės bandančios daryti vis didesnį spaudimą, tarkime, tiek Rusija vakarams, tai mes su tuo turime gyventi, bet mūsų pagrindinis tikslas iš tikrųjų didinti savo kaip valstybės ir kaip visuomenės atsparumą. Tai matau, kad čia gal jau ir atsidarys tas mūsų langas. Galima padidinti. Aha. Gerai, tai tiesiog pateiksiu šiandien žvalgybinį vertinimą, bet iš karto gal noriu pasakyti, kad kuo skiriasi žvalgyba nuo teisėsaugos, nes labai dažnai, kai mes pradedame kalbėti apie pereiname į tokią klausimų sekciją, tai ir būna, kodėl vienų ar kitų veiksmų valstybės saugumo departamentas neatlieka, tai iš tikrųjų žvalgybos funkcija, o Lietuvoje yra dvi žvalgybos institucijos, valstybės saugumo departamentas yra civilinė žvalgybos institucija ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie krašto apsaugos ministerijos, tai yra karinė žvalgyba. Tai šitos dvi žvalgybos renka informaciją apie grėsmės ir rizikas valstybės saugumui. Tiek mes atliekame žvalgybą, tiek atliekame kontržvalgybą. Kontržvalgyba tai yra vidaus saugumas. Jeigu galima, aš bandysim. Kažkas neišėjo? Taip, netransliuoja. Supratau. Tai žvalgyba yra karinė ir civilinė. Tai žvalgyba Lietuvoje neatlieka jokių ikiteisminių procedūrų, negali suimti, areštuoti. Tokių dalykų tai yra teisėsaugos institucijų darbas, tačiau dabar žvalgyba su teisėsaugos institucijomis ypač glaudžiai bendradarbiauja, ypač tyriant tokius atvejus, apie kuriuos aš esu tikra, kad ir jūs esate girdėję, tai yra įvairios diversijos, bandymai padegti objektus, bandymai, ar tai būtų istorinių paminklų niokojimas, ar tai būtų šnipinėjimas. Per pastaruosius metus paskelbta ne apie vieną atvejį, kaip suimti ir teismams perduoti asmenys, kurie įtarė istorijas. Irgi šiek tiek pasikalbėsime. Taip, gerai, atsiprašau tada. Garsas bus, bet kad gerai. Taip, tai yra jau 10. mūsų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas, kurį mes šiemet pristatėme. Žinokit, nepasileidžia jisai kažkas yra. Tai dabar sukasi turbūt čia tas yra. Pristatėme 10. ir iš tikrųjų taip jau yra, kad žvalgyba dažniausiai gerų naujienų nepraneša. Ir jeigu mes kalbame bendrai apie saugumo situaciją, tai ji tiek regione, tiek mūsų regione, tiek vakaruose dėl įtampos, kuri kyla iš ypatingai susijusių su karo Ukrainoje, tai ta įtampa auga. Saugumo situaciją mes turime tikrai labai sudėtingą ir artimiausioje perspektyvoje šitoje vietoje mes iš tikrųjų gerų žinių neturime ir nematome. Tai pagrindinis, matau, kad ir čia kai kurios raidės kažkodėl yra išnykusios, tai iš tikrųjų pagrindinė grėsmė, kuri kyla Lietuvai, tai yra Rusijos grėsmė. Ja mes vadiname egzistencinė grėsmė Lietuvai. Ką žvalgyba sako apie dabartinę situaciją? Iš tikrųjų, visi matome, kad situacija yra labai dinamiška. Naujienų mes sulaukiame kasdieną, čia jau nebe kas savaitę. Svarbios naujienos yra paskelbiamos. Bet vis tik, jeigu kalbame apie tokį žvalgybinį vertinimą, tai Putino režimas yra įsitikinęs pergalę prieš Ukrainą ir vakarus ir iš tikrųjų jis jaučiasi pranašesnis tiek prieš Ukrainą, tiek demokratinį pasaulį ir beveik neabejotina, kad tęs karą tol, kol sulauks esminių nuolaidų. Tol, kol vakarų pasaulis bus pasirengęs
priimti Kremliaus primestas sąlygas. Išjungkite telefoną, kas ten? Kas kaip viena? Taip, ką daro Rusija? Rusija stiprina savo karinius pajėgumus. Čia yra jau mūsų karinės žvalgybos vertinimas antrojo operatyvinio tarnybų departamentų, kad Rusija iš tikrųjų turi resursų tęsti karą dar ne vienerius metus. Ir nors konfliktas šis iš tikrųjų reikalauja iš pačios Rusijos labai didelių išteklių, labai didelių aukų, ar kalbėtume apie žmonių žūtis, ar kalbėtume apie ekonominius išteklius, tačiau Rusija, kaip ir sakiau, ji atvirai deklaruoja, kad ji yra pasirengusi laimėti šitą karą. Ir jeigu paimtume tiek, kiek investuoja Rusija dabar į savo karinius pajėgumus, tai yra didžiausios investicijos nuo šaltojo karo laikų ir maždaug 6% bendrojo vidaus produkto šiemet jau sudarys Rusijos karo išlaidos. O įskaičiuojant dar įvairius neoficialias išlaidas, tai netgi skaičiuojama, kad apie 9% bendrojo vidaus produkto Rusijoje yra skirta gynybai ir karo pajėgumams. Tai mes turime suprasti, kokie yra tai plataus masto užmojai. Ir iš tikrųjų, neabejotinai šitos didelės išlaidos karui, jos neigiamai veikia Rusijos ekonomiką, tačiau, kaip bebūtų paradoksalu, Rusijos visuomenė, kiek mes galime tikėti nedemokratinėse valstybėse atliekamomis apklausomis, jie iš tikrųjų pozityviai vertina situaciją Rusijoje. Ir jeigu paklausus klausimą, tokio nepolitinio klausimo, kaip jūs šiandien jaučiatės, tai atsakymai į šitą klausimą yra pozityviausi nuo 1994 metų. Tai ir iš esmės didžioji Rusijos visuomenės dalis, jie tiki, kad kariauja ne prieš ukrainiečius, bet tai yra karas prieš vakarus. Tai tos imperialistinės ambicijos iš tikrųjų yra įsismelkusios į režimą, perėmusios ir persmelkusios ir visuomenę. Ir iš tikrųjų, Rusija yra atgavusi tikėjimą savo jėgomis, užiminėja naujas teritorijas Ukrainoje. Ir kad ji neketina sustoti, iš tikrųjų išduoda tai, kad Rusija imasi labai agresyvios prievartinės rusifikacijos okupuotose teritorijose Ukrainoje, pradedant nuo to pačiais įvairiausiais būdais. Tai ji laikosi tos politikos, kad Ukraina turi būti denacifikuota, demilitarizuota, ką tai bereikštų Rusijos suvokimu, ir jos tikslas iš tikrųjų sunaikinti Ukrainą kaip valstybę. Tai tokia yra situacija. Žinoma, ką svarbu pažymėti galbūt šiuo metu, kai mes kalbam apie bendrą poveikį geopolitiniai visai situacijai mūsų regione, tai žinoma, galbūt daug šiandien pasakomų žodžių retorikų skamba grėsmingai, ir Valstybės saugumo departamento direktorius savo paskutinėme pranešime, pristatydamas grėsmių vertinimą, sakė, kad jeigu norim taikos, ruoškimės karui, bet iš tikrųjų tikslas nėra skleisti panikos, pagrindo panikai nėra. Dabar mums kaip valstybei, mums kaip vakarų pasauliui yra būtini teisingi sprendimai ir drąsūs sprendimai. Taip, mes turime investuoti į savo gynybą, gynybinius pajėgumus, tam, kad galėtume atgrasyti priešą, nes kaip ir vertina karinė žvalgyba, kad kai potencialaus karinio konflikto kaina didėja, kai mes žiūrime iš Rusijos perspektyvos
Tai mažina tikimybę, kad toks konfliktas su NATO ar su NATO valstybėmis galėtų įvykti, tokia tikimybė mažėja. Tai mūsų stiprinimas gynybos pajėgumų, ypač tose valstybėse, kurios yra pafrontės šalis, Lietuva irgi yra pafrontės valstybė, tai yra ypatingai svarbu. Ir šiuo metu, kol Rusija yra įklimpusi į karą Ukrainoje, neabejotinai žvalgybos vertinimų yra, kad jos galimybės pradėti karinę agresiją prieš NATO valstybės yra labai ribotos. Bet jeigu būtų pasiektos paliaubos Ukrainoje, taip Rusija būtų pasirengusi perskirstyti savo karinius pajėgumus ir vidutinė ilgalaikė perspektyvoje, kalbam apie 5-10 metų, tokios karinės grėsmės tikimybė ji galėtų išaugti. Tačiau šiandien, kai mes kalbame apie šiandieną, tai karinės grėsmės, tiesioginės karinės grėsmės pavojus, mes apie tai nekalbame. Ką dar savo tokio grasinimo arsenalą pasitelkė Rusija, tai neabejotinai jį grasina branduoliniu ginklu, nieko naujo tame. Pernai vėl buvo užaštrėjusi šita retorika, tačiau Rusija tą labai sąmoningai naudoja, šantažą branduoliniu ginklu. Kodėl jį taip daro? Nes jis supranta, kad tai veikia vakarų visuomenės ir gali daryti įtaką vakarų visuomenių sprendimams. Tai yra atgrasyti vakarų visuomenės nuo tam tikrų sprendimų, kurie galėtų skaudžiai atsiliepti Rusijai. Tai branduolinės valstybės statusas Rusijai yra ypatingai svarbus. Šitą įrankį kaip šantažui jį naudoja ir tikėtina naudos ateityje, kad manipuliuojant ir bandant, kaip ir sakau, atgrasyti vakarų valstybės nuo reikiamų sprendimų. Ką mes pastebime ypatingai tiek Lietuvoje, tiek mūsų regiono šalise, Latvija, Estija ir Lenkija, tai esam pafrontės valstybės, kad iš tikrųjų Rusijos žvalgyba agresyvėja. Ir galima konstatuoti, kad tai yra esminis pokytis, kurį mato žvalgyba, kas yra pasikeitę nuo praktiškai šaltojo karo laikų, kad Rusijos suvokimu santykiai su vakarai šiandien yra tarp karo ir taikos, todėl jį bandydama spausti mus, bandydama kelti chaosą vakaruose, bandydama mus versti abejoti, kad mes esame stiprus ir pajėgus apsiginti nuo Rusijos, ji naudoja karo metui būdingus smurtinius metodus. Tai pirmiausia, mes kalbame apie diversijas. Esu tikra, kad tikrai esate girdėję, praėjusią savaitę buvo paskelbta apie tai, kad sulaikytas vienas asmuo ir byla perduota teismui dėl IKEA sandėlio padegimo, kuris įvyko prieš metus. Tai čia ir yra tos diversijos, kurios šiaip jau būdingos tam laikotarpiui, kai valstybės kariauja. Bet mes dabar esame tokioje pilkojoje zonoje ir Rusija yra pasirengusi prisimti didelę rizikos kainą ir iš tikrųjų rizikuoti, kad tokių diversijų metu ne tik nukentėtų infrastruktūra vakarų šalyse, bet gali nukentėti ir žmonės, gali būti ir žūčių. Tai čia yra šitas naujas aspektas pradės reikštis 2023 metais, kai prasidėjo pirmosios diversijos, 2024 metais pradėjo intensyvėti ir iš tikrųjų vakarų šalyse yra suimta daugiau nei 50 diversijų asmenų, kurie vykdė diversijas. Tai rodo, kad iš tikrųjų tai yra labai plačiai paplitęs ir reiškinys, kurį Rusija išnaudoja tam, kad palaikytų iš tikrųjų nuolatinę įtampą tarp mūsų. Tam, kad galvotų, kad mūsų institucijos nėra pajėgios apginti ir apsaugoti visuomenės nuo tokių dalykų. Tam, kad paveiktų nuotaikas vakarų šalyse,
tam, kad atgrasytų mus teikti paramą Ukrainai, nes tokių diversijų taikiniais dažnai tampa tie objektai ir tie objektai ir tie asmenys, kurie iš tikrųjų palaiko Ukrainą, kurie remia Ukrainą, renka paramą Ukrainai. Tai ką mes matome iš to, kas jau yra ištirta kitose šalyse, tarkime, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje taip pat. Ir kuo šitos diversijos yra išskirtinės, kad šiandien mes nekalbame, kad tai yra nusitaikyta prieš Lietuvą. Tai yra nusitaikyta, kaip ir sakiau, prieš vakarus. Ir tuo pačiu metu tokios diversijos, vandalizmo aktai, padegimai gali labai panašiu metu būti vykdomi skirtingose šalyse, ką rodo mūsų ankstesnės patirtis. Tai rodo, kad šių nusikaltimų neriboja jau valstybių sienos. Ir tai yra iš tiesų, tai leidžia Rusijai daryti mums poveikį, palaikyti įtampą mūsų šalyse, bet neperžengti tokio atviro konflikto su vakarų valstybėmis ribos. Kas čia yra parodytas pavyzdys, įdėtas iš vieno telegramo kanalo, ir čia per telegramą verbuojamam asmeniui yra siūloma padegti Ukrainos karinį transportą arba nužudyti fašistą Baltijos šalyse. Tai tie asmenys, kurie yra, sakykime taip, verbuojami arba kuriuos bandoma įtraukti, padaryti nusikaltimus, tai jie yra dažnai tie, kurie turi galimybę laisvai keliauti po Šengeno zoną, kurie gali kalbėti, suprasti rusų kalbą, kurie iš tikrųjų nori lengvai ir greitai užsidirbti. Tai nes, pavyzdžiui, už IKEA sandėlio padegimą ir tam asmeniui, kuris sutiko keletą objektų padegti, kalbu apie Lietuvos atvejį, tai prokuratūra yra paskelbusi, kad tam asmeniui buvo sutarta, kad jis už savo šitas nusikalstamas veikas skirtingose vietose gaus 10 000 eurų. Bet tas atlygis gali būti ir keli šimtai eurų. Tai nebūtinai tūkstančiai, tai priklauso nuo sudėtingumo. Ir kas yra dar labai svarbus aspektas, kad šiandien tuos nusikaltimus verbuojami vykdyti, tokie atsitiktiniai asmenys, kaip ir sakau, kurie nori lengvai ir greitai užsidirbti, kurie galbūt turi kokios nors kriminalinės praeities ir yra linkę vykdyti tokius nusikaltimus, kurie nebūtinai supranta, kas už viso to stovi, kad už to stovi Rusijos žvalgybos tarnybos. Ir jie užverbuojami vėlgi nuotoliniu būdu, telegramas tam ypatingai dažnai naudojamas. Vėlgi tai yra per pastarųjų keletos metų tendencijos atsekti, kas yra tikrasis tokių nusikaltimų užsakovas, vėlgi darosi vis sudėtingiau, nes veikiama per sudėtingą tarpininkų sistemą. Tai pagrindinis teiginys, kad Rusijos žvalgybos tarnybos agresyvėja ir bando naudoti įvairius metodus, įvairias smurtinės operacijas tam, kad didintų įtampą pas mus. Tai čia yra labai svarbus aspektas. Rusija ieško naujų būdų žvalgybai. Visai neseniai Valstybės saugumo departamentas ir Teisėsauga baigia tirti vieną šnipinėjimo bylą, kuri nukeliavo jau ir į teismą. Šiandien vyksta teismo procesas, aišku, žmogus Lietuvoje yra nekaltumo prezumpcija, tai galutinius sprendimus priima teismas, tačiau žvalgyba ir teisėsauga yra surinkusi pakankamai įrodymų apie nelegalą, kuris keletą metų veikia Lietuvoje
ir rinko jautrią informaciją, neįslaptintą, tačiau neviešą informaciją. Tas nelegalas iš tikrųjų buvo susikūręs geras žvalgybinės pozicijas Lietuvoje, jis buvo iš tikrųjų GRU, tai yra Rusijos karinės žvalgybos darbuotojas, gyvenęs Lietuvoje, atkūręs Lietuvos pilietybę, jis priklausė vienai iš partijų didžiausių Lietuvoje, jis buvo Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos narys ir jis rinko informaciją apie pačią įvairiausią, apie užsienio ir vidaus politiką, gynybos klausimais, kaip Lietuva rengėsi gynybos sistemą, kaip yra vystoma strateginė infrastruktūra. Jis mezgė pažintis, jis domėjosi įvairiais asmenimis ir rinko naudingus kontaktus. Tai žmogus, kuris buvo politinės partijos narys ir, kaip ir sakiau, politinių tremtinių ir kalinių sąjungos narys. Vykdė Rusijos GRU žvalgybos užduotis pagal labai griežtas instrukcijas, buvo apmokytas naudotis šifravimo įrangą, laikėsi didelės konspiracijos, kad nieks neišaiškėtų. Užmokestis jam buvo už šnipinėjimą ir už tos darbus, kuriuos jis vykdė, sumokamas kitose šalyse. Tai atrodo, kaip iš tikrųjų Rusija yra suinteresuota rinkti informaciją apie mūsų valstybę. Ką aš anksčiau kalbėjau, diversijos, tai yra jau smurtinės operacijos, tai yra jau bandymas daryti įtaką ir veikti mūsų nuotaikas, o čia yra taip, rinkti informaciją, kuri iš tikrųjų, kam yra reikalinga, tam, kad padėtų, priešiškoms valstybėms pasirengti, jeigu būtų agresijos aktai, pasirengti tam. Tai yra, žinoti apie mus daugiau, kad vėlgi, kai reikėtų, galėtų mums daryti spaudimą. O tas nelegalas, kodėl jis taip yra vadinamas, tai yra nelegalų programa, yra išskirtinai Rusijos žvalgybos tarnybų naudojamas metodas, jis yra sudėtingas ir labai brangus, į tą nelegalų programą yra atrenkami labai talentingi asmenys, kurie yra labai gabūs kalboms, kurie turi gebėjimų iš tikrųjų įsilieti į kitų šalių visuomenės, nes nelegalai kas tai yra, jie gyvena ne Rusijoje, jie gyvena vakarų valstybėse, gali gyventi 10 metų ir dirbti tą slaptą darbą šnipinėjant Rusijai. Jie susikuria šeimas, jie įsidarbina, jie tampa tų visuomenių ir bendruomenių dalimi. Tai taip veikia nelegalai ir taip veikia nelegalų programa. Tai šitas asmuo Lietuvoje veikia su savo tikra tapatybė, bet labai dažnai yra sukuriama netikra tapatybė, tai yra su suklastotais dokumentais, dešimtmečius gyvenama vakarų šalyse ir daroma kenkėjiška veikla. Kita šalis tai yra Baltarusija, kuri yra viena iš artimiausių ir patikimiausių Rusijos sąjungininkių agresijoje prieš Ukrainą. Tai Baltarusijoje mes turėjome šiemet dar vienus neteisėtus rinkimus, kuriuos visi žinome, kas laimėjo tuos nedemokratinius rinkimus. Tai Lukašenka iš tikrųjų jo tikslas žvalgybos vertinimu ir tikėtina, kad jis sieks pripažinimo vakaruose, taip pat sieks gauti pripažinimą, būti pripažintas ir Lietuvoje. Rusija yra vienas iš pagrindinių Lukašenkos režimo ramsčių ir esminių valdžios garantų. Ką Lietuvos žvalgyba akcentuoja, kad iš tikrųjų Baltarusijos žvalgybos tarnybos vis agresyviau veikia prieš Lietuvą ir tai atsiskleidžia per kelis dalykus. Viena vertus, Baltarusijos žvalgyba yra intensyviau veikia prieš baltarusių diasporą Lietuvoje, kuri yra
pakankamai didelė. Čia gyvena ne tik tie, kurie oponentai Baltarusijos režimo, kurie paprašė prieglobsčio Lietuvoje. Čia gyvena ir daug asmenų, kurie dirba Lietuvoje. Tai iš tikrųjų Baltarusijos žvalgyba siekia vėlgi užverbuoti asmenis ir priversti juos bendradarbiauti su Baltarusijos žvalgybos tarnybomis. Tai ir tam taiko iš tikrųjų pačius agresyviausius metodus. Ką mes pastebime prieš Lietuvos piliečius, tai jeigu aš čia pernai stovėdama kalbėjau apie tai, kad iš tikrųjų labai yra rizikinga vykti į Baltarusiją, taip pat ir į Rusiją nebejotinai, todėl kad jūs ten galite susidurti su Baltarusijos tarnybomis ir pirmasis susidūrimas gali įvykti jau pasienyje, kur vykdomos Lietuvos piliečių apklausos, teiraujamasi apie jų asmeninį gyvenimą, apie lankymosi Baltarusijoje tikslus, apie jų pažįstamus, paimami jų telefonai ir kompiuteriai ir visa informacija yra nukraunama. Ir tokiam dalykui jūs iš tikrųjų, būdami Baltarusijoje, net negalėtumėte pasipriešinti arba pasakyti, kad jūs neturite tokios teisės daryti. Tai nuvykus ten, Baltarusijos tarnybos iš esmės yra savo teritorijoje ir jos gali daryti tai, ką tik nori daryti. Manipuliuoti, šantažuoti, psichologinę prievartą naudoti ir panašius dalykus. Tačiau kokia pastebima nauja tendencija? Nauja tendencija yra pastebima, kad dabar jau vykstantiems Lietuvos piliečiams į Baltarusiją kyla grėsmė būti suimtiems, sulaikytiems ir prieš juos gali būti pradėtas baudžiamasis persekiojimas. Ir iš tikrųjų, ko anksčiau nepastebėdavome, bet iš esmės dabar ta tendencija yra matoma ir Lietuvos piliečiai gali būti sulaikomi dėl pačių vairiausių politinių priežasčių, dėl paramos Baltarusijos opozicijai, dėl kritikos Baltarusijos režimui. Užtektų, tarkime, Lietuvos piliečiui sekti kokį nors Baltarusijos režimą kritikuojantį socialinį tinklą arba parašyti kokį nors komentarą, kuriame yra kritikuojamas Baltarusijos režimas, Lukašenka ir panašiai. Ir tai jau pagal Baltarusijos įstatymą gali būti traktuojama kaip ekstremistinė veikla. Tai tokie metodai, kurie yra vis šiurkštesni, agresyvesni, yra naudojami siekiant keisti Lietuvos iš tikrųjų politinės nuostatas Baltarusijos atžvilgių. Ir nebejotinai, kad Lietuvos valstybės galimybės padėti savo piliečiams, kurie nuvykę į Baltarusiją patenka į tokias, pinklės, yra sulaikomi ir panašiai, iš tikrųjų yra ribotos. Tai pagrindinė rekomendacija išlieka ta pati, kad į Baltarusiją ir Rusiją vykti yra iš tikrųjų labai rizikinga, nes ten jūs galite tapti taikiniais. Bet vis dar yra vykstančių piliečių ir galvojančių, kas man gali nutikti, ašgi esu paprastas tarnautojas, darbininkas ir panašiai. Bet esmė yra tai, kad jeigu asmuo ypatingai turi interesų vykti į Baltarusiją, tai yra ten gyvena jo artimieji, jis turi kokio nors nekilnojamo turto, verslo ryšių, studijų ir panašiai, tai jis tampa ypatingai pažeidžiamu. Tai yra, juo manipuliuoti yra pakankamai paprasta. Čia vienas pavyzdys, kurį mes šiemet įdėjome į grėsmių nacionaliniam saugumui įvertinimą, tai yra, kad Baltarusijos žvalgybos tarnybos buvo užverbavusios porą gyvenančią Lietuvoje, tai buvo sugyventiniai. Vienas iš jų buvo įstojęs į Lietuvos šaulių sąjungą. Vėlgi tikslingas ir sąmoningas veiksmas, siekiant rinkti informaciją apie
Lietuvos ir sąjungininkų turimą karinę techniką, apie ginkluotę Lietuvos kariuomenėje, apie sąjungininkų dislokuotą techniką Lietuvoje, apie strateginių objektų infrastruktūrą, fotografuojami tie strateginiai objektai. Buvo domimasi Šaulių sąjungos veikla ir vykdomais mokymais, nes žinome, kokį svarbų vaidmenį stiprinant gyventojų atsparumą šiandien atlieka Šaulių sąjunga. Buvo renkama informacija apie asmenis, kuriuos Baltarusijos žvalgyba galėtų verbuoti. Ir kai mes kalbam apie Baltarusijos žvalgybą, tai čia galima dėti lygybės ženklą su Rusijos žvalgyba, nes šitos dvi žvalgybos labai artimai bendradarbiauja. Vėlgi, šitie du sutuoktiniai rinko tą informaciją, kuri galėtų padėti Rusijai ir Baltarusijai ruošti karinės agresijos planus prieš Lietuvą ir kitaip daryti poveikį mūsų valstybei. Rinkta neįslaptinta informacija, tačiau nevieša ir jautri informacija, kuri domina priešiškas žvalgybos tarnybas. Ir prokuratūra yra paskelbusi, kad iš tikrųjų užmokestis už visą tai nebūdavo didelis, būdavo atsiskaitoma pinigais, 100 eurų, būdavo dovanojamos įvairios dovanos, tai yra poilsis, tarkime, kokiuose nors poilsio namuose Lietuvoje ir panašiai. Tai už tokį atlygį žmonės šnipinėjo prieš Lietuvą. Tai dabar vėlgi teismui atiduotas šitas procesas ir žiūrėsime, kaip bus Kinija. Tai čia vienas, galbūt porą paskutinių skaidrių, kad dar liktų laiko ir jūsų klausimams. Vėlgi, Kinija yra ta valstybė, kuri, jeigu anksčiau domėjosi per Lietuvą apie galbūt nuotaikas tarp ES šalyse, tarp NATO sąjungininkų ir panašiai, tai dabar Lietuva kaip šalis iš tikrųjų kelia didelį Kinijos susidomėjimą, domimasi mūsų, aišku, politiniais procesais, domimasi ypač rinkimais buvo domimasi ir buvo siekiama išsiaiškinti, ar neatsiras kokia nors takoskyra Kinijos klausimų. Aišku, Kinijos veiksnys yra labai svarbus Rusijai tęsiant agresiją prieš Ukrainą, todėl kad būtent Kinija yra ta šalis, kuri padeda kompensuoti vakarų pasaulio taikomų sankcijų neigiamą poveikį Rusijai. Ji tiekia Rusijai gyvybiškai reikalingas prekes ir technologijas, kurios yra naudojamos karinėje pramonėje ir būtent tai leidžia didžia dalimi išlaikyti Rusijos iniciatyvą fronte ir tęsti karą. Karas Ukrainoje visiškai atitinka Kinijos interesus. Kodėl? Viena vertus todėl, kad tai prisideda prie vakarų resursų sekinimo ir skatina vidinius nesutarimus tose pačiose, ar tai būtų ES, ar tarp vakarų valstybių. Rusija yra priversta priimti Kinijos primetamas bendradarbiavimo sąlygas, tai jai šita situacija iš tikrųjų yra naudinga, o Kinija kaip ir visada, kaip ir ankstesniais metais, taip ir dabar vykdo aktyviai technologinį šnipinėjimą prieš visas vakarų šalis, taip pat aišku ir prieš Lietuvą. Tai Lietuvoje Kinija domisi mokslo pasiekimais neabejotinai, ypač tokiose srityse kaip lazeriai, puslaidininkiai, biotechnologijos, tai kas yra susiję su mokslo pažanga ir kas atitinka Kinijos strateginės kryptis, kuri nori įsitvirtinti kaip lyderė. Ypatingai dirbtinis intelektas, tai yra Kinija yra išsikėlusi tikslą tapti dirbtinio intelekto iš tikrųjų progreso varikliu ir progreso lyderė iki 30 metų. Aišku, Kinija priešingai nei Rusija ir Baltarusija verbuoja Lietuvos piliečius, bet tai daro kitaip. Pagrindinė platforma tai yra LinkedIn, per ką yra verbuojami Lietuvos piliečiai. Per LinkedIn platformą yra siunčiami
labai viliojantis pasiūlymai žmonėms, kurie turi, gerą patirtį viename ar kitame Kiniją dominančiame sektoriu, pavyzdžiui, dirba su valstybiniais projektais, dirba valstybinėse institucijose, dirba energetikos srityje, dirba biotechnologijų ar lazerių srityse. Tai iš tikrųjų verbavimas vyksta per LinkedIn platformą, vėlgi nuotolinis dalykas, bet mes tikrai turime faktų ir duomenų, kad tai vyksta ir tai vyksta vis intensyviau, tai mes ypatingai perspėjame profesionalus, kad jie ypatingai atsargiai vertintų tokius labai patrauklius pasiūlymus užsidirbti lengvai ir nemažai, nes tai gali būti tokia pradžia įtraukimo į šnipinėjimą. Įtakos veikla prieš Lietuvą, vėlgi visada mes paliečiame savo grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Tai, kad aš čia jums pristatau nacionalinį grėsmių vertinimą ir mes skatiname iš tikrųjų kiekvieną Lietuvos pilietį, 18+, galbūt sakykime taip, susipažinti su grėsmėm nacionaliniam saugumui, nes tą Rusija tikrai daro. Mes išleidome kovo 7 dieną savo grėsmių vertinimą ir iš karto mes atsidūrėme Zacharovos socialiniuose tinkluose, kurį iš tikrųjų, su savo būdingu cinizmu iš tikrųjų kalbėjo apie tai kaipgi kokias grėsmės mato Lietuvos žvalgyba. Tai jie iš tikrųjų domisi, kas vyksta pas mus. Jie domisi, mes turime taip pat žinoti ir suvokti realią situaciją, vėlgi ne per panikos prizmę, bet per tokio blaivaus ir sveiko proto. Taigi, ką galima pasakyti, kad iš tikrųjų žvalgybos vertinimų Lietuvos visuomenė yra atspari Rusijos propagandai ir dezinformacijai. Nereikia neigti ir kaip rodo tyrimai, kad taip pas mus dalis visuomenės iki 20% skaičiuojama, vienaip ar kitaip daugiau ar mažiau tą palaiko rytietiškų valstybių naratyvą, tą tokį prokremlišką naratyvą. Bet mes tai vertiname tas prorusiškas nuostatas, kurias dalis visuomenė turi ne kaip išorinę grėsmę, tai yra kaip Rusijos įtakos rezultatą, bet iš tikrųjų kaip vidinį valstybės pažeidžiamumą. Ir taip, gali ateiti laikas, kai Rusija bandydama didinti savo įtaką Lietuvos politiniams procesams, gali šituo valstybės vidiniu pažeidžiamumu pasinaudoti. Tai vidutinė perspektyvoje tas gali vykti, bet šiandien iš tikrųjų mes sakome, kad Lietuvos visuomenė yra pakankamai atspari tai Rusijos įtakai. Bet ką daro iš tikrųjų Rusija, tai Rusija labai aktyviai siekia diskredituoti Lietuvą, kaltinant mus, kad mes perrašinėjame istoriją. Lietuva yra vadinama ir visos Baltijos šalis rusofobiškomis valstybėmis. Mes galbūt to neatsekame, bet Rusija savo retorikoje rusofobiją prilygina genocidui. Jie sako, kad tai, ką žydai patyrė Antrojo pasaulinio karo metais, šiandien tą patiria rusai Baltijos šalyse. Tai jie iš tikrųjų tokį naratyvą labai aktyviai suka ir tai yra orientuota ne mūsų visuomenėms, tai yra orientuota į vakarų visuomenės ir aišku, šita propaganda yra skirta vidiniai Rusijos auditorijai. Tai mes esame kaltinami, kad diskriminuojame rusakalbius, kad iš tikrųjų palaikome nacistinės idėjas ir vykdome rusofobiją savo šalyse. Tai šitas aspektas, manau, kad jį yra tikrai svarbu paliesti.
Ir kas dar iš tikrųjų yra didelė grėsmė tampa, tai yra dirbtinis intelektas, kuris vis dažniau pasitelkiamas ir vis profesionaliau pasitelkiamas kurti klaidinantį turinį. Vis sunkiau yra atpažinti neprofesionaliam, tokiam neturinčiam tokios galbūt specifinių žinių asmeniui iš tikrųjų, kas yra tikra, o kas ne, kuris vaizdas yra suklastotas, o kuris ne. Tai dar tik pradžia yra viso šito proceso, bet iš tikrųjų dirbtinis intelektas priešiškų valstybių rankose gali sukelti, labai daug tokio, padaryti neigiamos įtakos mūsų vakarų visuomenėms, todėl tas toks suvokimas, kaip skaityti naujienas, kaip atskirti melą nuo tiesos, šitą gebėjimą yra ypatingai svarbu ugdyti. Na ir paskutinis aspektas, kurį mes taip pat aptarėme visada grėsmių vertinime, tai yra terorizmas ir migracija. Taip, terorizmo grėsmė Europoje išlieka didelė, Lietuvoje ji yra maža, nes Lietuvoje nėra nustatyta islamistinių grupuočių, kurios ketintų rengti išpolius, bet nebejotinai pavienių asmenų, kurie būtų užsiradikalizavę per internetą, socialinius tinklus, tai tokia rizika išlieka ir ypatingai vakarų pasaulyje ji yra didelė. Mes matome išaugusi asmenų iš centrinės bei pietų Azijos šalių skaičių, tai tas skaičius yra išaugęs per paskutinius kelerius metus bene 10 kartų. Tai vėlgi šitie procesai yra stebimi, vertinamos tam tikros rizikos, kad būtų, kad būtų užbėgta už akių galbūt kažkokiems neigiamiems įvykiams. Tai per pernai yra 10 asmenų arba buvo išsiųsti iš Lietuvos arba negavo leidimo gyventi Lietuvoje dėl jų sąsajų su teroristinėmis ir ekstremistinėmis organizacijomis. Tai čia Valstybės saugumo departamentas šį vertinimą, tokias išvadas teikia, o galutinius sprendimus priima Migracijos departamentas. Kas pernai buvo, tai 2024 metais departamentas su teisėsaugos institucijomis užkardė šalyje veikusios jauno amžiaus asmenys vienijančios grupės veiklą, kuri atstovavo dešinį ekstremizmą, ir šios grupės nariai iš tikrųjų yra įtariami sistemingai vykdę smurtinius neapykantos veiksmus būtent prieš Azijos ir Afrikos valstybių piliečius. Tai šitos grupės veikla buvo užkardyta ir tai yra tie veiksmai, kurie leidžia užbėgti, kaip mes sakome, gaisrams, kol dar neįsiplieskia gaisrai, jie yra sustabdomi. Tai čia galbūt aš galėčiau ir sustoti, nes jau matau, kad 50 minučių, manęs prašė tilpti į 45, tai kadangi biškį vėlavom, tai praktiškai ir tilpau, tai aš dabar mielai atsakyčiau į jūsų klausimus, į tuos klausimus, į kuriuos galiu atsakyti ir kurie pagal kompetenciją priklauso Valstybės saugumo departamentui. Tai gal jūs pamoderuosite? Gerai. Būkit malonus klausimus, paruduokit vienas trumpai ir pasistenkit, kol kas nekalbėti, daug klausimų. Prezidentas aiškina apie 5 koloną. Skvernelis antrina. Šitas Paluckas visą tai neigia. Kokią gauna informaciją aukščiausiai vadovai? Ir kodėl taip skirtingai viskas išeina? Tai aš iš karto pasakysiu, žinau, kad jums galbūt taip visada toks atodusis būna, kad Valstybės saugumo departamentas nevertina politinių pareiškimų ir pasisakymų, o sprendimų priėmėjams taip yra teikiama informacija pačiais įvairiausiais klausimais, nuo, kaip ir minėjau, priešiškų valstybių veiklos, nuo įtakos prieš Lietuvą, terorizmo klausimais taip,
sprendimų priėmėjams šita informacija yra teikiama, tai yra Valstybės saugumo departamento priedermė. O politinių pareiškimų, atleiskit man, Valstybės saugumo departamentas nekomentuoja. Jeigu aiškiau ir trumpai, jiems duoda faktus. O jeigu einama į atrodo, kad tai jau... Žinot, kaip mes sakome, mes nekalbame nei emocijomis, nieko, yra faktai, kuriuos vertina Valstybės saugumo departamentas ir jos vertina visada labai plačiame kontekste. Jūs klausėte, taip. Dar į tą, jau galime, tuoj sekundę. O sakykit, kadangi dabar imigrantų pas mus matomai daugėja kitakių, tai musulmonų konkrečiai. Taip. Šito konteksto kažkokie tokie branduoliai musulmonų, kurie turi savo... Tai kaip ir sakiau, mes, Valstybės saugumo departamentas, jisai stebi situaciją, yra suprantamos, vertinamos įvairios rizikos, bet kas liečia jau tų žmonių integraciją į mūsų visuomenės, tai jau nėra Valstybės saugumo departamentas, tai jau yra kitų institucijų klausimas. Bet kad keltų jie pakol kas pavojų kažkokio, kaip branduoliai... Ne, mes to nematome. Taip. Ar vaste tyrimo objektai gali būti asmenys, kurie socialinius tinklus užsiema kenkėjišką veiklą, dezinformaciją, grasinimais. Turiu konkretų pavyzdį, mačiau, kai iš Rusijos emigravo žmogus, gavęs čia prieglobstį ir užsiema tuo atvirai visai socialinius tinklus. Tai iš tikrųjų Valstybės saugumo departamentas neabejotinai stebi socialinių tinklų erdvę, nepasakyčiau nei kokiais tikslais, nei kaip, iš tikrųjų, atlikdamas žvalgybai pavestas funkcijas. Bet, pavyzdžiui, kai mes kalbame apie tam tikrą prorusišką propagandą ir panašiai, tai taip jau yra, kad žmonės tą prorusišką propagandą skleidžia, bet veiksmus iki teisminius tyrimus, jeigu jau yra nustatoma, kad tai gali būti įstatymo pažeidimas, kaip mes sakome, pereinama raudona linija, tai jau atlieka kitos institucijos iki teisminio tyrimo, tai yra policija, prokuratūra ir kitos teisėsaugos institucijos. Ir jeigu Valstybės saugumo departamentas socialinėje erdvėje mato, kad jau yra, tarkime, karo kurstymas ir panašiai, tai žinoma, jau tokia informacija nebejotinai yra vertinama. Taip. Aš žinokit, labai atsiprašau, bet negalėčiau šitos informacijos pakomentuoti, nes čia jau turėtų būti karinės, tai būtų kariuomenės klausimas. Kaip ir sakiau, mes esame civilinė žvalgybos institucija ir tikrai negalėčiau spekuliuoti, nuoširdžiai pasakau. Jūs. Aš norėjau paklausti, rodė tokį seną rusų šnipą, tą GRU. Tai iš kur žino, kad jis savo tapatybę, kas jau damerčiai žino? Tai yra žmogus atkūrė pilietybę, tai tiesiog taip yra vertinama. Dabar pakaltas, prašau. Ar baltarusių diaspora apie 60 000 centrinėse klasėje iki didelės bendruomenės jau. Ar tai grėsmė, ar tai nėra grėsmė? Lietuvai. Valstybės saugumo departamentas pagal savo kompetenciją iš tikrųjų įvardina, kas gali kelti rizikas. Tai ir kalba apie tai, kokios rizikos kyla, jeigu yra tam tikri nekontroliuojami procesai. Mes kalbame apie tai, kad būtina ir integruoti šitas visuomenės. Mes pagal savo kompetenciją stebime šituos procesus. Yra, kai žmonės prašo leidimų laikinai gyventi Lietuvoje, vėlgi yra atliekamos patikros ir teikiamos išvados migracijos departamentui. Būna taip, kad nenustatoma, kai kurie dalykai nenustatomi
vienu metu, bet tie procesai yra tokie, jie nuolatos gali būti atnaujinami, galbūt išaiškėja nauji faktai ir naujos aplinkybės. Tai yra tikrai labai dinamiškas procesas ir taip, kuo mes turime tas didesnės diasporas, tuo yra, didesnis interesas iš tų priešiškų valstybių pasinaudoti tuo, ieškoti, kaip stiprinti savo žvalgybinius pajėgumus per diasporą. Taip, tas procesas vyksta. Sakyk, kolegos, aš jūsų paklausčiau Taip. klausimą apie nuotaikas. Jeigu paklausčiau, ar Lietuvos piliečių nuotaika, pasitikėjimas NATO ir ES po Amerikos, sakysim, politikos tokio ryškaus posūkio, jis pasikeitė ar ne? Aš nežinau čia, kas atlieka tyrimus, bet kiek mes žinome, Lietuvos pasitikėjimas NATO ir ES visada buvo vienas iš aukščiausių. Mes esame iš tų visuomenių, kurios ypatingai suprantame šitų organizacijų svarbą. Bet įvertinant, kad Aš neturiu apklausų, neturėjau, žinokite, valstybės saugumo departamentas neatlieka jų. Taip. Noriu pasiteirauti dėl kontržvalgybos. Taip. Jūs minėjot, kad atskirti yra veiksmai procesiniai nuo saugumo departamentų, bet policijai. Ne apie tai aš turėjau minti, kad iki teisminio tyrimo funkcijos valstybės saugumo departamentas nebeturi jau daugiau nei 10 metų. Mes, bijau pasakyti, ar 2012 ar 2014 metais buvo pakeisti įstatymai ir nuo to laiko valstybės saugumo departamentas nebeatlieka iki teisminių tyrimų. Mes teikiame žvalgybą. Tai buvo, žinokit, tiesiog tokie buvo tuo metu priimti įstatymai ir dabar valstybės saugumo departamentas bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis vykdant iki teisminius tyrimus. Ar tai būtų, tikrai taip, ar tai būtų jau mano paminėti šnipinėjimo atvejai, ar tai būtų tarptautinių sankcijų apeidinėjimas, ar tai būtų teroristinė veikla ir jos užkardymas. Tai viską valstybės institucijos daro bendradarbiaudamos ir tai yra iš tikrųjų, daug dalykų yra padaryta tik sėkmingo bendradarbiavimo dėka. Lygiai taip pačiai tam tikros neįvykusios diversijos, kurios buvo planuotos, šiandien net nebėra paslaptis, jos buvo planuotos, bet jos neįvyko, nes žvalgyba su teisėsaugos institucijomis sugebėjo užkardyti tuos dalykus. Bet tai, kad tokie dalykai vyksta ir yra planuojami, mes kaip visuomenė turime žinoti, kad tai yra ta realybė, kurioje mes gyvename. paskutinis Daugiau valstybių yra tokių kaip Lietuva, kurie reiškia atidavė tipinį saugumo tarnybų darbą policijai, kuri gaudo nusikaltėlius, banditus, vagis ir šnipus. Dėl to mes turbūt matom vienas seniusą 84 metų jis pagauta. Ar ne? Tai aš jums jau čia vien pasakiau 2 pavyzdžius ir su gyventiniai, tai nėra vienas pavyzdys. Lietuvoje yra šnipų 8,000. Paneigti. Kad priešiškos valstybės visada nori ir norės užverbuoti ir bus užverbavusios asmenis, kurie šnipinė, tai čia nepaneigsi to fakto. Jos visada turėjo tą interesą, turi ir turės. paskutinis klausimas. Minutė. Taip. Ar jums yra žinoma, kiek maždaug yra Lietuvoje, kiek, maždaug skaičių, kiek yra tokių, kurie rusų tankų su gėlėm sutiko? Akademinės visuomenės atlikti tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tą tokią prorusišką tą antivakarietišką naratyvą palaiko nuo 10 iki 20% Lietuvos. Kolegos, ačiū visiems, jūsų vardu, ačiū poniai Aurelijai. Ačiū labai. Aurelija, aš žinau, kad jau turi tą knygą, tada... Gerai, puiku. O žinokit, aš jums irgi turiu dovanų. Čia yra
valstybės saugumo departamentas ne tik